Radijo paskaita. Sveiki, mėlieji klausytojai, čia Regina Germanavičiūtė. Rugsėjo 17-26 dienomis Lietuvoje vyko Europos paveldo dienos. Jų tema – šeima ir kultūros paveldas. Renginio tikslas buvo atkreipti visuomenės dėmesį į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų didikų giminių išlikusį kultūrinį palikimą. Daktaras Deimantas Karvelis sako, kad Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 16–18 amžiuje savo politinę įtaką, ekonominę padėtimi, išsimokslinimo lygių, inovacijų gausa, mecenatystės užmojais išsiskyrė garsioji Radvilų giminė. Ir savo paskaitoje gana vaizdingai bei įtaigiai bandys mums tai įrodyti. Jei domitės Lietuvos istorija, jei jums rūpi Lietuvos europėjimo kelias, nesate abejingi kultūros paveldui, paskaitos klausytis tikrai verta. Deimantas Karvelis, Vilniaus pedagoginio universiteto, istorijos fakulteto, Lietuvos istorijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras. Mokslinių interesų kryptys, reformacijos istorija, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų dvarų visuomenė 16–17 amžiuje, Lietuvos lokalioji istorija. 16–17 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karybos raida, Lietuvos istorijos didaktika, taikomoji istorija. Tiek trumpai apie lektorių. Na, o dabar beveik valandą paskirkime pažinčiai ar tos pažinties pagilinimui su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikais Radvilomis. Prie mikrofono daktaras Deimantas Karvelis. Paskaitos tema – Radvilų giminė ir jų dvarai kaip kultūros kūrėjai. Labadiena, mėlyjams klausytojams. Išties Radvilų giminė mūsų lietuvių tautos istorijoje šalia visų kitų didikų giminių yra nebejotinai išskirtiniausia daugeliu požiūrių. Nenorint nuvertinti, tarkime, kitų didikų giminių, kurių Lietuvos istorijoje būta daug, Radvilos arba Radvilai, kalbininkai iki šiol vis dar ginčiasi, kokia turėtų būti pirminė Radvilos asmenvardžio vartosena, vis tik tai šita giminė nuo pat 15 amžiaus iki 18 amžiaus įvairiais pjūviais Lietuvos istorijoje buvo ryškiausia. Vien prisimenant keletą tokių sparnuotų 17–18 amžiaus frazių, kai amžininkai sakydavo, nenoriu gimti karaliumi, noriu gimti Radvilą, arba kai sakydavo, kad Radvilos sugeba nuvažiuoti nuo šiaurės Lietuvos iki Ukrainos, niekada nenakvodami ne savo dvare, jau daro šitą giminę tikrai net ir eiliniam klausytojui išskirtinę. Tačiau milžiniška istoriografija, milžiniška istorinė literatūra apie šią giminę atskleidžia ne tik daug įdomių karybos, ūkio, kultūros istorijos aspektų. Šita mūsų didikų giminė pirmą kartą Lietuvoje minima 1401 metais garsiajame Lenkijos Lietuvos unijos akte, Radomo akte. Ir pradininkas Radvilų giminės yra Astikas arba vadinamasis Kristinas Astikas, kuris mirė 1444 metais. Tai yra didikas, diduomenės atstovas, kuris žinomas dar iš Vytauto didžiojo laikų, kaip žmogus priklausęs didžiojo kunigaikščio ponų tarybai. Ir būtent nuo Kristino Astiko prasideda ta įspūdingos giminės istorija, giminės, kurios genealoginis medis nesibaigia po šiai dienai. Tai yra giminė, kuri turėjo savo istorijoje 3 didžiulės šakas ir viena iš kurių tų šakų po šiai dienai turi savo palikonių įvairiose Europos valstybėse. Ir įdomiausia, kad 2 iš tų 3 šakų paliko labai ryškų pėdsaką Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavelde. Mano minėtas Kristinas Astikas, galbūt keletą žodžių apie regioną, iš kurio jisai kilęs, kad mėly klausytojai susidarytų aišku supratimą, jog kai kurių kaimininių šalių istoriografijos bandymai savintis Radvilų giminę kitų tautų istorijai neturi pagrindo. Kristinas Astikas buvo didikas, kurio valdos buvo maždaug Musninkų, Upninkų, Biržų apylinkės, jis taip pat buvo Kernavės valdytojas, taigi Radvilų giminės ištakos, ta pati pradinė genezė mums rodo, kad tai yra pati lietuviškiausia etniškai lietuvių didikų giminė. Ir Kristino Astiko sūnus Radvila arba Radvila Astikaitis, nuo jo ir prasideda ta tikroji, sakytume, Radvilų istorija.
Radvilas Tikaitis, kuris 15 amžiaus antroje pusėje netgi buvo sumanimų, kad jis galėtų užimti Kazimiero Jogailaičio vietą.